Sorry, sir. We have a nice car. We have this also in Lithuania. Deividas su kontrabanda. Parodyk, ką įnešė. Aš turiu visus pervažiavti. O aš iš pačio ryto noriu. Svei spėjo vieną viršininkę. Labas. Paim tašinę, ką reikia. Neturiu rankų. Gerą rytą. Labas rytas, namas. Mariau, tu prašai šito daikto. Imk. Ačiū. Iš rankų. Nebandai padėti. Ne, šitaip važiuosim. Mes dviese. Kai su žvake. Ar aš turiu savo vietą? Jo. Mes jį priekį siunčiam, kad nekvaršytų galvoje. Daug šnekės. Kad negirdėt būtų. Justai, kaip oras šiandien? Šiandien oras yra labai geras. O tas tavo plaukos, kas ir balavo. Ko čia šlapi plaukai? Ar kokios tau droščia parėjęs? Aš meningitas vaikščiantis. Tas sulakžiai, žydeiva. Žodžiu. Bandysim kai ką prasivežti Lenkus. Granatos žiedą vešimės. Kas iš to? Avidė to. Avok. Obolys. Nu tai nieko tada. Me. Davai dirim. Aš einu į priekį. Aš už vairo. Atsargiai. Kiek čia lėksim šiandien? Pažiūrėk, tu geriau pafilmuok ridą. Kiek žilgelis pravažiavęs. Tu čia kai Deivė, Deivim. Ko tu, Deivas, čia sėdėsi visą kelią? Tau ant pėties miegosiu. Ne, jau tu tai miegosi. Pats sėdai per vidurį, neturėsi kur atsiremti. Kur mes atvykom? Pasimti. Prie Hollywoodo, prie Takeshi pilies. Moterų. Taigi. Maladės. Atlaikiai, Deivas. Iki Marės. Iškam. Ai, negyvas. Visi langus atsidarė, kaip jūs čia gyveno. Ką? Ką nori? Ką sakyk, ką reik? Jau karačiai Deivo nėra, viskas. Po Deivo. Tik Marė ženklą. 3 kilometrus nuvažiavam nuo praeito kadro, karačiai. Jau miega. A где Kaliningrads? Žinok, man atrodo, užblūdinom nafig. Važiuok čia bus baičia. Per tuos bortus. Deivai! Aš žinai, kur apsisukčiai, palikitys įtakų. Viskas. Lenkija. Dabar čia yra niekieno žemė. Čia gali daryt, ką nori. Čia niekam nepriklauso šitą laukai. Viskas. Va čia. Niekieno žemė. Va čia. Gali daryt, ką nori, žinok, rimtai? Guten Abend. Eik tu Lenkiją. Kai styga. Mes mylim Lenkiją. Tai va, sveikinu. Mane į pirmą degalinę. Pykš pokš, mes Lenkijoje. Tuoj būnam. Čia tavo nusukti reikės jau. Ne, tuoj viskai nusukti reikės už 30 km. Trumpa. Mamas, pamatysi didelę degalinę smau. Bye bye! Sveiki atvykę. Čia šalis, kurioje gimė. Kurva, Bober! Ir visokie visi žodžiai visi. Ratatouille. Ratatouille, Bober. Atsivežėm į Lenkus. Granato žiedą. Prasmukai. Prasmukau. Amerikietiškai reikia spausti. Zigi. Čia nedarysim zigi. Marė, už toj kelionėj už ką tu atsakingas? Už maistą. Už maistą? Kad viskas suvalgyta būtų tavo? Taip. Deivas, už ką tu atsakingas? Nealkoholinius gėrimus. Kokius? Gėrimus. Tai kodėl aš ištroškęs dar? Nesakyk. Nes Nieko miegi. Už ką tu atsakingas? Už energiją. Už ką? Aš šturmanas esu. Amžinas šturmanas, galėčiau parom nemiegot. Nu, tai ką palaikai? Aš laikau rankas šiandien. Parodyk. Pakelk rankas. Nu, podukas nelaiko ir tu atsargiai, žinok. Jo. O, Modė. Už ką? Kareivis. Va, Modė. Naujas personažas, už ką atsakingas? Už užkandžius. O. Už užkandžius? Tai
Kas dar, tu irgi už maistą? Aš už užkandžius. Daro, aš valgau. Supratau. Tomas. Labas. Už ką atsakingas? Už tai, kad saugiai grįžtumėt ir nuvažiuotumėt. Tai grįžtai dar negrįšim greit mes. Kiek dar liko važiuot? Kokios 6,5 valandos. Da figa. Gaila, nafik tai nefilmuok pis važiuot. Marius, kaip kelionė? Golfą pamačiau, tai iškart geresnį. Kaip Deiviui sekasi keliaus? Jam gerai, jis teleportuojasi. Atsibus jau vietą. O kur Lenkijos garsiosios pakeleivis? Kur jūs? Laukiam. Pinigai paruošti, sudėti, laukiam. Nieks nieko nedaro. Tai va. Šiaip neturiu ką papasakoti, nes nieko nenuveikiau nuo praeito filmavimo. Aš dabar pasirodu ir už muziką atsakingas, jungiu. Nu, žodžiu, įdarbintas. Bet aš dar taip ilgai be diržo nevažiavęs. O Lenkijoje čia vaučia, ne? Lenkijoje papai. Jo. Lenkai, paimkit, jei norit mane, man zin. Aš nebijau Lenkijų. Žodžiu, įkėlėm Instagramą žaidimuką, ar žadinam Deivį ar ne. PM6 kad taip, KM4 kad ne. Pyšant kaktų. Palaižy. Prikelsi jį, daugiau nieko. Aha. Papuolė tai. Kad čia medaus pasidėjęs vėliau. Čia karučių ne medus, čia geriau. Oba. Trešiniais. Šveipą turėjo. Nori vienu? Krito ir tas. Nekištum. Mariukai. Tai jam tu Deivas. Nenoriu. Tai blėt, bet tai garulė, žinau. Atsipiskit jūs nuo manęs. Nenoriu. Tu biški žaibai. Nenoriu. Šitą nugulėjai. Gadis poteris. Nu, im. Nenoriu. Bus vyšnė ant torto. Nenoriu. Nu, im tik tai. Nenoriu. Nu, bent paragau. Nenoriu. Paragau. Nenoriu. Nu, bet garulė. Nenoriu. Be kauliukų. Nenoriu. Nu, Nenoriu. Kaip tu gali nenorėti vyšti? aš neklausiu, ar tu nori. Sakau, valgyk. Reikia tu filmuot, Deivai, kai valgai vyšti. Nu, toks dabar iššūkis. Kur aš tą Mes tiek per kelionę, kol tu mėgoji valgėm. Tu ir tu turi suvalgyti. Valgykit. Jau nebenorime. Ku nevalgau Deivis, valgai tu. Siurblys. Jūs tai per kur mes dabar važiuojam? Per legendinį Per Varšuvos legendinį tiltą? Varšavos tiltą, kur visi kelia Instagramą. Va, štai jis ir yra. Va. Prašau. Istorijų eksponatas. Deivas, kur tiltą pramiegojai? Kaušio McDonald'ą apiplėšėt. Apiplėšėm. Plėšim viską. Nori Visą Lenkiją mum po kojum. Kai valia. Bežionės valdžioj. Tau nei kaukės nereikia. Eik mėgautų. Jūs tas irgi piktas, bet dabar piktas ant Marijaus. Eit į kaukę užsidėjau valgyti, dabar negali. Negaliu biškį. Ledus ne aš valgau, bežionį. Tai jisai tipo? Kas? Jo, jam kaukės nereikia. Jūsų kaukė. Ai, ne. Ne, nežinau. Nesiskiria. O, piktas. Mariau, pasakau, kas vyksta. Nu nieko, atvažiavom, pasiparkavom, susimokėjom, einam valgyti, nes neįleidžia į viešbutį, jau įleis už gero pusvalandžio. Kur valgysim? Kur tie kožlėtai su pauščia? Nežinau, kur kolegos išrinks, ten ir valgysim. Matai, dienos pietų galim šauti, nesvarbu. Cepeliną, kažką, tai karbonadą. Labai gerai. Į tą pusę galvoju. Kas yra? Ką valgysim? Man tiktų ir gruziniški. Kas toks? Ponas. Piu, para, pau, pau! A, iki šoną negadinės vaizdo. Ne, iš tikrųjų, tai atėjom dėl šito aparato, mūsų Omega persikė net Lenkijoje. Jinai mus persikė. Aišku, čia 2 litrai benzinas, bet... Einu šiam ranką paspausinu. Davai. Sorry, sir. We have a nice car. We have this also in Lithuania. Can I? We have a nice car.
sužinojom tokių žinių, kad vyksta naktinis karmytas, ten vyksta dragai, driftas ir visą kitą. Tai kviečiam 2 boltus ir važiuojam tenai, nes praleist negalim. Žodžiu, pasirodo, Lenkijoje yra tokia įstatymas, miesto centre po 10 alkoholio neparduoda. Ieškosim barų, pasimsim įsinešimui. Kada boltas? Tai už 3 minučių. Už 5 minučių. Už 3. Už 3 minučių. Einam, užsisakom tik tai. Ir... Kur čia atlikė? Ramas koks. Deiva, ar turi ką pasakyti? Grožiuojas mašinom, ta prasme, wow. Visur kažkas skamba, kažkas gazuoja, kažkas lekia, kažkas kažkur kažką. Senė, čia, wow. Marius patinka? Biški liūdna, nes biški nespėjom. Biški? Išvažinėjo visi jau. Liūdna. Šita aikštelė per maža, tiek daug mašinų kiek buvo, bet afigienai buvo. Afigienai. Čia ant išvažiavimo pats tas! Eina. Q3. Smagu. Nieko, sako Q3. Mes galėtų tą babciją man. Tai čia vyksta nesąmonės. Čia nelegalios lenktynės. Čia, bet viskas Latvijoj. Estijoj, kur mes? Lenkijoj, kažkur mes. Šiandien mes bet kur. Jeigu jie čia mušasi, tai gal jinai jo nemyli, tai gal mane reikia, gal... Filmuojame. Jinai gal nori mane mylėti, tada aš nežinau. Paklaus. Gal tu nori mane mylėti, o ne jį? Cilindrai, va. Alio. Kriaudžia tave. Tai žodžiu, mytas keliasi į kitą lokaciją, bet kita lokacija yra ištrinta iš Instagramo, tai reiškia, kad gal mytas baigėsi. Tai šiandien mūsų linksmybės baigėsi, važiuosim namo, nes anksti keltis, stosim į eilę ir eisim jau į tą renginį, jau tą ilgai lauktą. O reikia pailsėti, nes tai laukia ilga diena. Taip. Žinai, ne kiekvienas gali prasilampinėti visą dieną. Nes rytoj ilga diena bus, rodo 31 šilumos, bus sunku. Turi nešiojamą kondicioną. Jo. Nu ir viskas. Tai va, tai viskas. Einam gult. Ir laukiam rytojaus. Susimatysim rytoj. Justas. Ką tu nori? Pasako, kur lėksim. Durnas, dar nesiprausęs, jis jau filmuoja. Nusiprausęs tačiau? O švarot, na. O, gerai atrodai, ne? Nuogus žmonės, vat, filmuoja, sakau, jie... Nesimato, aš iki kaklo. Mes važiuojam į... kur? Į Ultraisą varom. Dabar yra 9:30, mums 10 reikia padėti. Liko nusprausti 6 žmonėm, susiruošti 7, manau nespės. Tai va, žodžiu, atvažiavom į patį tą renginį. Tai žodžiu, labai karšta, labai šilta.
Daivas dabar kažkur glūdina, nuėjau pramuš kontaktų. Bandysim be bilietų jie šį kartą. Ne. Bilietus turim, tik tai laukti nelabai norim. Nenorim laukti, jo. Nes čia reikės laukti porą valandų, kaip minimum. Nes Marius pafilmuok, kur arena. Net arena maža atrodo iš tikrųjų. Iš čia. Eik, va. Toli. Realiai, taip, aš pirmerkę sakė. Jeigu va šitai ranką padėčiau, jūs net nematot jos. Va, nematot. Tai va, dėl nuo dydžio arena. Tai va. Judam į eilę. Justas, mes čia gražiai padarėm dabar ar nelabai, kad užlindom biškį? Čia bandom lysnį, bet nes čia zavalas. Patiek va žmonių. Ir mes visus aplenkim. Kažkokiu būdu. Eitvai plonas labai pralindo. Ir jisai vietą mum užėmė. Įnots. Welcome to my crib. Mes viduj. Mum jau deda. Kas čia? Deividas su kontrabanda. Parodyk, ką įnešė. O, bahūrė. Duk man, nupirkot man kažką? Gali iškart filmuoti. O, Aš labai norėjau pamatyti R34, nes nebuvau matęs realybėj, tai va pamačiau, viskas galim Galim varyt namo. pažygus balp. Eik tu, vairas bardačiokė. Tai taip, čia Anglas. tikras žaidėjas. Tikras žaidėjimas. Eikiau. Einam įsiaiškinsim paslaptį, ant ko čia įstovi. Justas Seklys, pasakok. Kažkas padaryta čia. Daigyva ant hidraulikos iškelta. Nieko nėra. Magija nėra tikra, jūs tai čia tik apgaulė. Čia apgaulė. Kažkas bus vis tiek sugalvota. Tai va, žodžiu, jo beveik porą ratų apėjom. Apsižiūrėjom, emocijos nuslūgo. Jo, nes čia filmuot buvo iš pradžių neįmanoma čia. Marius iš vis atėjo prie geresnės mašinos. Lekuot pradėjo. Kamera va šitai būdavo. Lekuoja, jisai sako, tinkama Porsche, BMW, visi patinka. Tai va. Dabar eisim, biškai apsižvalgyti, jom parodysim kažką. Jo. Kažką papasakos. Matėm ir lietuvaičių. Yra kelios mašinos iš Lietuvų atvarytos, Jo, tai labai smagu. Lexusas labai gražus. Labai smagu, kad Lietuvų yra tokiam dideliam renginį. Kadangi mes esam užkietėję automobilių fanai ir neišaugam iš modeliukų, mūsų vairuotojas nusipirko, jisai Porsche kolekcionuoja Hot Wheelsų, o čia yra Hot Wheelsų palapiniai, tai jis nusipirko visus Porschus, kiek buvo, visus tuos nusipirko. Nu, tai visus, tai tiek mažai buvo. Tiek yra. Ai, dar yra vienas, bet 400 zlotų kainuoja, tai jis dabar ant plauko kabo. Ar imt ar neimt? Sustojom prie gana neblogo automobilio, galimai Deivido svajonės. Ir aš turiu klausimą Marijau, kas tas Liberty Walkas? Liberty Walk yra kompanija, kuri gamina body kitus, wide body kitus, va tokius panašius, kaip čia matot, Čia ir yra. visokiom įvairiom mašinom. Tai kaip pavyzdys GTR-ui, Lambo, ten Lambo pačioj pradžioj stovi irgi su Liberty Walku, Bembam, nu viskam realiai, kam sugalvosit, tam ir gamina. Ir bodis kainuoja kosminius pinigus, tai nežinau, bet spėju, kad šitas bodis kainuoja panašiai kaip pusė mašinos. Tai apie kokią 30 000 kažkas tokio turėtų būti kaina, pačio bodžio tik tai. Va, čia mano tema jau. Kartingas šitas? Nigel Mansell, Formulė 1. Kas čia yra? Kas čia Marijau, gali papasakoti? Lenktynininkas, pasaulio čempionas. Kas čia? Čia yra svajonių mašina man. Na, aišku, ne būtent tokia, bet šiaip RX7 Mazda, rotorius. Renti dar 100 štukų pravažiavai ir viskas, ir baigiai karjerą. Ateik parodyk detalės, va. Visą bus gerai neužžengtai. Labai gražiai atrodo šitas dalykas. Kas čia tokio įspūdingo?
O, matai, atidarė tau. Ne kaip mėta, nesivarto. Jusai nenuleidai. Ji manęs nori, jinai man mirksi. Gerai, einam toliau. Einam toliau, kur nors einam. Nu, Čia yra Fiatas. Juos gamina Lenkai, tiksliau gamindavo anksčiau, pas juos yra variklis gale. Jie galiaus turi bele kaip mažai, jeigu neklystu, ten kažkas apie 30 kW gal. Ir jų būdavo lenktynės, dar netgi Lietuvoje kačerginiai važiuodavo su šitais lenktynėse, jų būdavo atskiras kapas, visi vienodi tokie karočią kibirai. Ir visi važiuodavo vienoj krūvoj, bet atsibosdavo laukti, jeigu kačergoj stovi kažkur tai jie pravažiuoja ir laukia, kol atvažiuos ten kažkiek, važiuoja ratą, 2 minutės, 3 minutės. Nevalina, bet bairis. Bet jų kaina dabar yra, mes ieškojom kažkada, tai jo, Vokietijoje tai man atrodo apie 5 štukos. 5-6 štukos. Nuo tiek prasideda maždaug. Be nieko. Jo. Anksčiau šitas mašinas galėdavo įsigyti už televizorių. Šilėlį priduodavo ir galėdavo gauti šitą mašiną. Rimtai. Sulupta mašina. tai ką? Pažiūrim. Kada jinai gal čia nelupta? Žodžiu, šitą mašiną yra tokio youtuberio, Myša, jisai vadinasi, jisai Nürburgringe, jisai yra lenktynininkas Nürburgringe važinėja. Nu, jis youtuberis filmuoja, kaip pats važinėja su mašinom, tai tarkim, jeigu turi kažkokią įdomesnę mašiną, gali nuvažiuoti į Nürburgringą, duoti jam savo mašiną ir jis tai praveža pats su tavo mašina, tai praveža poro trasą. Tai čia jo yra sumanymas atvežti šitą sudaužytą mašiną. Aš tiksliai nežinau, ar jisai ją sudaužė, ar kažkas kitas, bet jis tikrai tuo metu sėdėjo šitoj mašinoje, kai jinai dužo. Tai atvežė parodyti žmonėm, kaip mašina po kontakto atrodo. Bet šiaip, jei gerai atsimenu, tai apie 200 km/h greičiu jinai į bortus atsitrenkė, tai va taip atrodo maždaug. Čia yra M4 Competition naujausias. Ne yra, o buvo. Jeigu veža į Lietuvą prikels. Nu, dar visų neapėjom, bet manau, kad šitą gali būti mano top 1 iš visko, ką mes matėm šitam visam renginy. Čia yra Mercedes 190e Evo. Čia yra DTM-inė mašina, DTM-inis bodykitas ir čia yra autosporto ikona. Čia yra Lexusas iš Lietuvos. Jisai praeitais metais irgi buvo Ultrace ir jisai praeitais metais pateko į top 16. Tai tikėkimės, kad ir šiais metais pateks. Parodyk, kaip atrodo. Čia rankenėlėse yra iš dolerių padaryta. Susmulkytas doleris ir sudėtas. O kas čia? Čia matau ant pakylos, tai kažkas čia labai yra svarbu. Lamborghini Countach. Jisai pirmą kartą Ultrace yra ir čia iš viso yra šviežias naujas projektas. Tai, nu čia visiškas kosmosas. Aš asmeniškai manau, kad jinai pirmą vietą užims visam renginy. Hey, if you like the music, say understand what I'm saying. Žodžiu, čia yra mano top 1 šitam visam renginyje. Mano svajonė, mano mėgstamiausia mašina ir aš noriu, kad jinai laimėtų pirmą vietą. Žodžiu, čia yra Mazda RX-7, labai graži mašina, Rekaro sėdynė sudėta, lankai, ratai, pažiūrėk. Fitas koks, ateik parodysiu. Nagas. Per nagą fitas. Pažiūrėk, kaip jinai atrodo. Klyna. Pažiūrėk, kokio dydžio skaicerės. Galiu pasakyti, iš karto jinai nelaimė. Yra geresnė RX-7 tenai stovi. Bet jinai jau te jau išpuntavota. O čia Tai tame ir esmė. gražuolė. Paprasta, neprikrautas oilerių nieko. Bet jau čia nieko nesigirdi, nes čia vyksta. Čia yra Audis 1 legendinė ralio mašina. Jinai važiavo Grūby, bet po to tą grupę uždraudė, nes jinai buvo tiesiog per daug pavojinga, per daug mirčių vairuotojų, per daug mirčių žiūrovų ir ją uždraudė. Nežinau, ar čia yra originalas ar replika, bet atrodo įspūdingai ir tiesiog pirmą kartą matau tokią mašiną, tai daugam iš mūsų kompanijos jinai yra favoritas. Almario, mums reikės kažką panašaus padaryti. Atkartot. Tu čia mūsų paslapčių neatskleisk. Coming soon. Žodžiu, gal mūsų pirmas projektas buvo tik Omega, bet antras projektas į Offroadą. Nu gal ne antras, bet kažkuris kitais metais gal į čia atvažiuosim su Porsche.
Skirtas offroadui, va. Padangos, ledbarai, viršui dar zapaskė. Tu pažiūrėjai. Iškelta viskas. Gerai atrodo, na? Tai čia kiba tas variklis, tai ne priekį. Nepramuši, Deivai, karterių. Lėkdamas. Tos arkos kokios plačios. Blecha. Blecha arkos. Normaliai. Per alkūnę. Aišku, tokiam renginį norėtųsi nematyti va tokių vaizdų va visų. Patiochų tų visų. Nu, bet. Nieko nepadarysim. Matyt skubino. Per 5 metrų taisyklė. Vakar tvėrė matyt. Močiutės nerinukai. Gerai atrodo. Tema, užuolaidėlis viskam, taurės. Neliesk. Neliečiai, šampanas, viskas. Šampanas, gėlės. Pažiūrėk, dar parodysiu vieną bairį. Taip. Ten, tu turi matyti. Kur? Žiūrėk, matai, kondiškiai reguliuojasi. Nu. Klimato kontrolį, dar su plėvele. Dar su plėvele. Nauja mašina. Kai nauja mašina. Palangės. Liotai barzdai skustis. Ką matytis būtų. Gerai. Neblogas ši, neblogas. Ubagi. Apterliuota. Apterliuota. Gali biškį? Reikia tarp Jamstylo dabar. Filmuok. O. Žiūrėjau, Lamborghinis auksinis, na. Čia Liberty Volk, jūs nematėt pirmai, ponai? Čia yra Radžislovo mašina. Radžio Man vis tiek Porsche'as įdomiau. Pažiūrėjau, gerliuotai. Šitą matėm pirmai ir vakar mieste matėm, kai tik atvažiavom. Jo, aš nemačiau. Tai Nesmiegojai? Gera čia mašina? Va, Nebloga. mūsų kolegos Modesto svajonė. Sabas. Kur Sabas? Matęs, ką nors tokį Sabą? Tu pasako kažką aš jau filmuoju. Apie Sabą? Taip. Neturiu ką sėti. Kas čia? Aš dar tokio Sabo gyvenime nematęs. Nu jeigu aš kažkokią klaidingą informaciją čia jums pateikiau kažkurioje vietoje, tai galit mane komentaruose išpyzdavot, aš nieko prieš. Jau, ir aš? Aš tai čia visai žuvis vandenyje šiandien. Dargi. Mogau. Jūs tai žiūrėk, kur eini. Aš žiūriu į mašiną. Į mergas tu žiūrai, ne mašiną. Va. Žiūrėjai, pritrauktą maikę žiauriai gerai tenai. Kaip MILF šifruojasi? Man I love Ferrari vadinasi. Šifruojasi MILF. Žodžiu, čia yra automobilis, kurį sukūrė Night Rideriai iš YouTube kanalo Lenkai. Labai populiarūs žmonės ir jie iš stokinės padarė į šitą. Tai gali pafilmuoti, ten viduje yra motociklas. Jie įdėjo į vidų motociklą ir su garantinėm pritvirtino prie galinių ratų. Tai realiai jie užkuria mocą ir jisai varomas yra moco variklių. Bet tipo, ne tik kad moco variklių, bet ten yra literaliai mocas viduje. Tai gali parodyti, kaip jis atrodo. Tai va tas motociklas. Nu jo, mocas kaip mocas. Bet tas mocas ir negalingas čia. Pažiūrėk, fituka. Žodžiu, čia šiandien taip karšta ir tiek daug visokių čia mašinų, tai čia nufilmuoti viską, tai čia realiai neįmanoma. Tai nepykit, kad kažko neužfiksavom. Nes mes patys džiaugiamės, norim pažiūrėti, Jo, mes vis dar patys džiaugiamės to mašinom. Aš sukučiau 4 ratą ir vis tiek randu naują mašiną. Ir žodžiu, čia surast, nufilmuoti viską čia neįmanoma. Dar va tenai pažiūrėk mašinų kiek. Kitoje aikštelėje. Mes pirdas vadinam slidėm, bet nuo slidžių čia irgi renginį nepabėgam, tai va. Ant poršelio užsimetęs, nors ir vasara, bet slidį. Koks vardas tavo? Deividas. Labas, Deividai. Žodžiu, turim tokį klausimėlį. Pradžiai, kaip tau šiaip renginys visas šitas? Ar patinka? Aš esu pirmą kartą užsienį Motorheadų renginį tokiam, žinok, ir galiu pasakyti, kad esu apakęs. Jeigu žinai, ten Lietuvos lygiai tu galvoji, kad čia jau kosmosas man buvo, ten Olto tokie renginiai gal esu teko būti. Atrodė, kad nuostabu, tai čia supratau, kad yra visai kitas lygis. Tai dar labai laukiam, važiuosim, UK vyks Goodwoodas, tai manau bus irgi spūdingo. O čia aфиgenos mašinos, belenkai personažai žmonės, žinai, labai įdomus jais kalbėtis, nežinau, ar aplankėt, vyruką sutikau, 3000 arklių automobilį konstruoja, žinai, iš savęs visiškai personažas, žinai, tai vat darom intervus, kalbinam ir tie, kas žiūri jūsų kanalą, tikiuosi pažiūrės ir mūsų laidą kažkada rudenį. Gerai.
Kitas klausimas, ar šiaip domiesi pats automobiliais? Minimaliai, žinok, nesu tas, kuris turi laiko ten sėdėti, žinai, domėtis, turiu draugą, kuris yra toks vaikščianti enciklopedija truputėlį, tai mes su juo kartu darom šitą turinį. Aš labiau esu nežiniukas, kuris gilinasi dabar, kas kaip vyksta, bet geras mašinas, gražias mašinas labai mėgstu, sportiškas mašinas mėgstu, žiūrėti, kaip jos važiuoja, juda, varžybas, žinai, tai paviršutiniškai. Ir paskutinis klausimėlis tada, ar buvai apėjęs šiaip visą šitą ratelį, ar matėjai automobilius daugmaž įsiminiai? Nu, ta prasme, buvai apėjęs. Aš įsiminiau, apėjau, žinai, čia neįmanoma įsiminti, 2000 automobilių. Jo, tai kurį automobilį vežtumėsi namo, kuris tau yra pats favoritas iš šitų visų, ką matėjai, kuris tau taip įstrigo labiausiai? Fainas, geras klausimas labai. Nes kiekvienam, žinai, žmogui skirtingas skonio tipas patinka skirtingas automobilis. Tai kadangi aš jau esu toks vyresnis, kaip sakant, senesnis, daug visokių automobilių turėjęs, žinok, tai aš labai noriu muscle caro. Ir tas yra kažkoks ten, kaip jis vadinasi, Ramas, ar ne? Dodge Ramas. Jo. Džipas. Tas džipas didžiulis Dodge Ramas, ten su daug lempų. Tai čia dabar mano ultimate dream yra. Supratau. O jūsų? Tavo? Mano kokia svajonių? GTR-as. Kuris? R35. Tas tipo Nissan skaitosi? Nissan GTR R35. Supratau. Nu, tai va, filmų jaunuolis. Noriu lenktyniauti su visais. Nu, blema, norėčiau. Aš turiu visus pervažiavti. Gerai, ačiū labai tau už pokalbį. Žiauriai sunku, nes kai mašina į kitą pusę apsisuka, tu nesupranti, į kurią pusę tau sukti šitą ratuką, kuris yra ant pulto. Nes turi priešingai galvoti. Žiūrėkit, hebra, kokios maikės. Sako, bober, kurva. Bober. Jie perdulės kungs. Singin mikrofas. Oba. Ai, sedanas. Nori paklaus, gal turi universalą? Tai mes prilipdysim kaip nors, ką žinau. Nudažyti tiksliai galėtume nudažyti. Na kągi, tai ilgai laukta diena baigėsi, kad ir kaip bebūtų liūdna, bet tikrai daug pamatėm, tai jau mes varysim namo, tai dabar tą progą galim biškį papasakot, kas kam patiko, kas nepatiko, kokios įžvalgos ir šiaip pakalbėti apie renginį. Pradėsi? Nebaisiai turiu ką pasakyti, bet šitam renginį pamilau naująjį antruką. Nes aš jį pamačiau pirmą kartą gyvai, tai tą pamilau, nes iš nuotraukų man jis atrodo negražus. Šiaip pamačiau daugiau automobilių, kurių norėčiau gal dažniau pamatyti. Ką žinau visumoju, tai renginys tai žiauriai geras čia. Visokių mašinų, ką sugalvosi, tą rasi realiai. Vaikšto visi šlapiam kelią. Aišku, buvo tų variantų tokių, kur, nu, toks, nesuprasi, ką jie čia veikia iš principo. Ten visiškai stokas arba kažkas daryta ir netadaryta iki galo, žinai. Tai buvo mažai ganėti. Jo, bet mažai. Bet šiaip visumoju tikrai zaibys. Aišku, buvo dar toks niuansas, kad kai apdovanojimai top 16 buvo toks, pasako pavadinimą, kas padarė ir toks, nežinai tą mašiną, nu, tipo, nu, toks. Galėjo nuotrauką kažkokią rodyti. Nu, galėjau kažką multimediją, nu, ne, čia, žinai, čia, jų reikalas čia. Bet mums patiko. Man patiko asmeniškai. Aš pamačiau RX-7 gyvai padarytą ir man užtenka. Ledų valgiau dar. Skanus. Šiaip renginys buvo ganėtinai tvarkingas, žmonės kultūringai, tipo, nėjo ten durų nedarinėjo, nieks nelupo, nečiupinėjo, nelaužė. Jo, visi sąmoningi buvo. Tai driveriai galėjo, žinai, ramiai atsipalaiduoti, palikti mašiną, nesirūpinti kažkas subražiai, sulaužys kažką, tai buvo ganėtinai gera tvarka. Šiaip labai atkreipiau dėmesį, kad visi žmonės žino savo vietą, nėra kažkokių tai įsidirbinėjimų, nesąmonių, ypač atkreipiau dėmesį, kad tarkim, kai filmuoji, žmogus eina, pamato, kad filmuoji, sustoja, visi sustoja, neina nieks į kadrą, kol nenufilmuoji, tada praeina visi labai draugiški, sakau, ta prasme, visi supranta vienas kitą ir dėl to labai smagu yra. Matosi, kad kultūra pati tiek renginio, tiek automobilių kultūra Lenkijoje yra gerai išvystyta. Šiaip asmeniškai renginys tokio dydžio buvo, kad nespėjau visų mašinų turėti. Ir biškai bėda buvo, kad nebuvo galima nueiti drifto pažiūrėti iš arčiau, nes ten pasirodo reikėjo vipinių bilietų, o pažiūrėti iš kitur nelabai buvo didelės galimybės. Jo, bet šiaip kaip Eitvydas sako, labai sunku suvokti tiesiog, kiek tų automobilių yra. Tai aš asmeniškai spėjau tik tai 2 kartus, man atrodo, apeiti viską, bet tikrai daugelio mašinų nepamačiau ir mes iš pradžių sprendėm, kad mums vienos dienos sočiai užteks, bet galiu pasakyti, kad tikrai ne. Man, pavyzdžiui, čia net nežinau, ar tų 2 dienų užtektų, nes aš galėčiau eiti ir turbūt vis pamatytum kažką naujo, kažkokių naujų įžvalgų. Ir galit iš tikrųjų tai pirkti ir VIP bilietą, nes tenai duoda ir maisto, tai
kadangi jeigu perki paprastą bilietą, tai perkės ir maistą, ir gėrimus, tai realiai ant sumos tas pats gaunasi. O eiliai laukti nereikia. O su bilietų nereikia laukti eiliai, gali driftą tikrai iš arti žiūrėti ir šiaip, tikrai daug palyginus susuk. Deividas, pasako, ką tu galvoji? Man renginys iš tikrųjų labai patiko. Labai daug mašinų, labai įspūdingų, daug projektų. Net neįsirinkčiau savo tipo favoritinių projektų, nes buvo ant tiek jų daug. Bet vis tiek GTR-as R35 man širdeliai giliausiai išlieka. Tiesiog kosmosas. Tokių bildų pamatai, kur pavyzdžiui, Lietuvoje renginiuose net nepamatytum, nes Lietuvoje dažniausiai paprastuose renginiuose susirenka tokios mašinos, kur tipo tiesiog clean atrodo, su gražiais ratais ir biški dropuko viskas. O čia tokios padarytos, kur, aišku, yra daug tokių, kur irgi ten tiesiog gražiai atrodo, su ratukai suleistus ir viskas, bet labai dauguma mašinų yra, kur kažkokių akcentėlių padaryta, kur tu nepamatysi niekur ir tik vienintelė tokia mašina yra apskritai gal pasaulyje, sakyčiau. Tai tas žiauriai stebina ir žiauriai smagu buvo pamatyti tokių mašinų. Pamatai, kiek žmonės darbo yra įdėję ten. Kiekvienas varžtelis nupoliruotas, ten susuktas, kažkas išraižyta ant detalės, tiesiog labai daug darbo įdėta yra. Tai labai gerbiu tokius projektus ir... Arčiau Lietuvos nieko geriau nerasti čia vėlė. O mes ką? Šiaip mes varom atsipalaiduot, pavalgyt, nusipraust ir po to į naktinę dalį. O jau mes ten patūsinsim patys savo jau. Kameros neimsim. Naktinė dalis bus pirmą kartą Outreise, čia tas vadinamas Night Experience, tai iš tikrųjų nežinom, ko tikėtis, nes kaip ir slėpiama organizatorių yra, kas čia vyks. Žinom tik tai, kad koncertuos vienas atlikėjas, o kas bus toliau, tai nieko nežinom. Tai... Jeigu bus kažkas gero, tai Contribui nariai, Instagram'e story, tikrai taip. O šitai. Va taip. Ačiū rėmėjam iš tikrųjų, kas mums padėjo įsigyti mikrofonus, kontributeriai. Kontributeriai ir šiaip ačiū žiūrovam, kad žiūrit, kad įdomu, kam įdomu ir viskas. Ir paspauskit laiką, subscribe ir susitiksim neužilgo su kitais projektais kituose video. Gerai, viskas gana, sunki diena buvo. Ačiū!